Kūčiukai su ruginiu raugu. 26 laipsnių vandenį įpyliau į dubinį ir įdėjau aktyvų ruginį raugą. Viską gerai išmaišiau, kad neliktų raugo gabaliukų. Tada subėriau cukrų ir išmaišiau, subėriau miltus, lengvai pamaišiau, subėriau aguonas ir druską. Viską gerai išmaišiau, kad neliktų miltų gabaliukų, supyliau alyvuogių aliejų, dubenyje sumaišiau, tada išverčiau tešlą ant pamiltuoto stalviršio ir minkiau, kol tešla gavosi vientisa, elastinga ir minkšta, apie 10 minučių. Tada tešlą įdėjau į dubenį, uždengiau ir palikau pakilti apie 4 valandas. Tešlai pakilus įjungiau ir nustačiau orkaitę ant 200 laipsnių temperatūros. Ant pamiltuoto stalviršio išverčiau pakilusią kūčiukų tešlą ir supjaušiau juostelėmis. Tada ėmiau kiekvieną juostelę ir suformavau į tokią ploną gyvatėlę. Iškočiotą gyvatėlę pjaučiau mažais gabaliukais. Gabaliukus dėjau į kepimo popieriumi išklotą skardą ir šoviau kepti, kol gražiai apskrudo apie 10-12 minučių. Kūčiukai gavosi traškus išorėje ir minkšti viduje. Tikiuosi ir jūs išbandysite, receptą rasite video aprašyme. Skanaus!